Taip, tai vis dėlto ačiū visų pirma, kad susirinkot. Penktadienis daug kas nori ilsėtis prie televizoriaus. Jo, kalbėsiu aš ne tik apie Baltąjį švyturį, vis tiek tai yra pirmas viešas renginys ir švyturių metai dar nebuvo viešai pristatyti apskritai. Visuomeniai, tai mes šiek tiek pereisim per tą švyturių tematiką, o ta iniciatyva irgi bus paaiškinta, bet akcentai bus sudėti į Baltąjį švyturį. Tai kodėl būtent į jį suprasit pranešimo metu, o jis yra dar ir kaltininkas apskritai tos pačios idėjos, kad aš sugalvojau tos švyturių metus pasiūlyti savivaldybėm dviem. Dėl to, kad aš manau, kad yra tam tikrų svarbių simbolių tokiam miestui kaip Klaipėda, kuris save vadina uostamiesčiu, tokiai valstybei kaip Lietuva, kuris save vadina jūrinė. Nedera pamiršti buvusių galingų simbolių, kaip Vytis yra jau, kaip sakant, šimtmečiais įaugęs į mūsų kraują ir mes tai priemam kaip simbolį. Nesvarbu, kad ta vėliava originali neišliko, jo, mes jį naudojam. Taip ir Baltasis švyturys, jis yra ne tik navigacinis buvęs objektas, tai buvo labiau simbolis. Ir suprasit kodėl. Tai man, pavyzdžiui, labiausiai norėtųsi, kad iš menininkų pusės kūrėjų atsirastų kažkas konkretaus išliekamą vertę turinčio mieste. Aš pasakysiu banaliausią pavyzdį - grafitis ant namo sienos. Nes mes turim burbulų visokių mėgančių mergaičių su skafandrais, peliukų, visokių berniukų, mergaičių ir ko tik neturim, šuniukų, drakonų, bet gyvendami prie jūros neturim nei vieno jūrinio simbolio. Tokio, kad matytum ryškiai, geroj vietoj, aišku, jos dabar užimtos yra, bet galim netyčia ten naktį užtepliuoti, pavyzdžiui. Tai iš tikrųjų paradoksas, nes gyvenam prie jūros, visam mieste pilna įvairiausių akcentų skyrus jūrinius. Tai čia mes pereinam prie apskritai tokios labai didelės problematikos, kas yra Klaipėdos ID. Tai švyturių metai jie atliepia ne tik pačią tematiką švyturių, bet tuo pačiu ir marinistinių simbolių išnaudojimą arba neišnaudojimą. Tai čia irgi yra mintis tokios, kad mes turim simbolius, kurių visiškai nenaudojam, kurie yra pamiršti, išmesti į sąvartyną istorijos ir jos reikia prikelti. Nieko kurti nereikia. Tai aš labai dažnai pateikiu pavyzdį, sakykime, kas yra Klaipėdos ID, kaip mes save pristatom kaip miestas. Vilnius viskas aišku, Gedimino bokštas, pas juos įaugia, net ant troleibusų. Kas dar? Vilkas, tas, kur staugia geležinis. Pasakai Kaunas, visiems asociacija Žalgiris pirmąjį eilėje, atsiprašau, Lietuvos Ryto gerbėjai. Antroje eilėje Laisvės alėja, kažkam Soburas ir taip toliau. Pasakai Klaipėda, jūra. Čia ne simbolis, tai yra vandens telkinys. Uostas irgi ne simbolis, tai yra pramonės objektas. Tai yra irgi ne simbolis, jo pilna visur. Kas Klaipėdos simbolis? O, Meridianas, kontribucija Suomijai iš Sovietų sąjungos. Faina. Turim, reiškia, karo grobį, kurį Sovietų sąjunga gavo iš Suomijos. Nuostabu, tikras simbolis. O kas dar? Anykę kas nors pasakys. Peliukas, šuniukas, kačiukas. Nesąmonės. Esmė yra ta, kad mes neturim savo ID netgi. Tokias stipraus, kuris iškart pasakai Klaipėdą ir visiems asociacijas su kažkuom. Tai man labiausiai patiko kabutėse, kaip Klaipėdos turizmo informacijos centras prie suvenyrų pardavinėja marškinėlius su uosto sovietiniais kranais. Super! Tai čia yra mūsų simboliai, matot. O kai mes turim tokius dalykus, kurie yra absoliučiai, aš piktai šneku, nes iš tiesų man, pavyzdžiui, ant tam tikrų institucijų yra pikta. Nes turistas atvažiavęs į Klaipėdą pirmą kartą nuėjęs į Tycą, jisai randa maikutę su sovietiniais kranais. Nerealu. Tai dabar pati idėja tai yra vis dėlto turi tam tikros racijos daugiau. Ir Baltojo švyturio fenomenas, tai tikrai tai buvo fenomenas. Be abejo, sunku kalbėti apie tai, ko nėra, ar ne? Bet aš kaip ir minėjau, nesvarbu, kad jo nebėra, bet simbolis jisai gali nebūti išlikęs fiziškai, bet jis gali likti kolektyvinėje atmintyje, ar ne? Tai mes turim ten, sakau, tų pavyzdžių labai nemažai iš senovės perėmę, sakykime, kažkokių ir naudojam. Tai kodėlgi Klaipėdai nenaudoti to, kas buvo įaugę per daug netgi kartų ir prie visų valdžių ir po to buvo pamiršta. Tai dabar patys švyturių metai. Tai visų pirma, tai aišku, idėja nėra tokia jau paprasta, kad ten kažką atstatykim, nieko mes neatstatysim, yra uostas.
Tai pirmiausia, be abejo, aktualizuoti Lietuvos švyturius, tai mes esame valstybė turinti nedaug švyturių palyginti su Lenkija, Latvija, Estija ir taip toliau. Ir tie švyturiai savaime, jiegi yra įdomus. Jie kaip objektai įdomus, jie turi savo istorijas, dvigubas istorijas, nebeišlykę, galų gale tai yra labai romantiški ir imlus kūrybai objektai, nes jie šviečia, šviesa. Tu gali visai interpretuoti tą dalyką. Tai kitas, aišku, jūrinė kultūra, apie ką aš ir kalbėjau, kad mes jeigu vadinam save, ypač Klaipėda, tai mes esame jūrinis miestas, jūrinė valstybė, tai per švyturius, čia to nepasakosiu, bet jūs neįsivaizduojat, kiek daug per švyturius galima atskleisti istorinių detalių. Pavyzdžiui, kodėl jie atsirado, kam jie buvo reikalingi. Ir per tos švyturius atsiskleidžia, pavyzdžiui, aš kitą savaitę Stulpino progimnazijai skaitysiu vaikam paskaitą. Tai jie sužinos, kad buvo pagrindinis uostas Dangėje, o ne dabar, kur yra Mariose, kad buvo burlaivių epocha, kad tie burlaiviai dužo, kad Nidiškiai tempėsi burlaivių priekinės dalis į savo namus ir puošė jomis ir Dubineckienė jas nupaišė. Ir žodžiu, tu sužinai apie burlaivius, knechtus ir taip toliau. Tai yra viską galima per švyturius pateikti ir tai ir yra jūrinė kultūra, nes vis dėlto mokykloje nėra tokių disciplinų kaip marinistika kažkokia. Tai nereikia būti kapitonu, kad tą jūrinę kultūrą puoselėti. Šviesti visuomenę, tai čia kalbos nėra, įprasminti užmirštą baltąjį švyturį, bet kaip tai padaryti, tai čia turbūt viena iš geriausių idėjų, kad šiandien susirinko, tai tikrai įdomu, ką išmastys žmonės kūrybiniai, nes labai daug yra erdvės kažką daryti tokio, nebūtinai, sakau, grafitis būtų banaliausia, bet labai įdomu. Skatinti meninę saviraišką, tai jau mes tai darom, apjungti krantus, tai švyturių metai jie yra ir Klaipėdai paskelbti oficialiai ir Neringos savivaldybei. Tai mes automatiškai turim 2 savivaldybių bendradarbiavimą per švyturių metus, o kitos Šilutė ir Šventoji kviečiamos yra prisijungti. Tai yra galų gale, gal kažką paskatins aplankyti visus Lietuvos švyturius. Tai tuo pačiu tu aplankai ir kaimynus, tu į kitą krantą, tai va tas ryšys, mes gyvenam Kuršių marių areale, mes nesam prie jūros. Jeigu atkreipė dėmesį, Klaipėdos 90% yra prie marių, ne prie jūros. Taip kad marių arealo, tai žmonės, ta etnokultūra yra visada labai faina būdavo, kai bendraudavo. Tik tais, aišku, dėl pragmatinių priežasčių iš Nidos atplaukdavo kurėnais prekiauti į Klaipėdą, į Šilo karčiamą ir taip toliau. Tas ryšys tarp krantų buvo visada. Ir tai yra svarbu, nes mes kartais tai pamirštam. Aišku, inspiruoja diskusija dėl jūrinio identiteto akcentavimo, tai aš jau kėliau klausimą, kad vis dėlto būtų gerai per šios metus išsikalbėti, ar mes galime įsigryninti Klaipėdos kažkokius simbolius. Ir kas jie yra tada tokie, ir kur juos naudoti. Ir, paminėti švyturių jubiliejus. Tai čia yra sutapimas. Aš pasižiūrėjau, laukiau to momento, nes tas švyturys baltasis man atvėrė akis, tik tais pradėjus žiūrėti atvirutes ir kaip jisai buvo išnaudojamas tarpukariu ir prie vokiečių. Žiūriu, kad 84-ais jisai įžiebtas ir aš laukiau tų 24-ųjų. Aš tikrai nežinojau, kad patvirtins tos metus švyturių metais. Tai buvo tiesiog pernai surašytas raštas savivaldybėm abiem ir patvirtino. Bet pasirodo, mes turim daugiau tų ketvirtukų magijos. Tai dabar mes turim Klaipėdos visus Lietuvos švyturius. Tai matot, Mėmelio švyturys tai yra 1684. Pats pirmas. Seniausias yra švyturys Lietuvoje, būtent Mėmelio Klaipėdos švyturys. Ir tai yra 1684, tai yra pirmoji fiksacija istoriografinėse šaltiniuose, tai yra tokio vokiečių istoriko Harknocho graviūra medžio, kur yra pavaizduotas žemėlapis ir ten tokia senovinis švyturys, jūs pamatysit jį. Tai mes turim ketvirtuką. 1874 Klaipėdos švyturys senasis įgavo tą firminę išvaizdą, šachmatais buvo dažomas. Tai čia irgi yra toks tam tikras jubiliejus. Baltasis švyturys 1884, tai čia viskas aišku, jau yra, kad jo jubiliejus yra būtent šiemet. Nidos švyturys 1874, vėl jubiliejus, 150 metų. Pervalkos švyturys, nes jis Ventės rago švyturys irgi jubiliejus. Pirmasis medinis 1837, paskui tas dabartinis 1862 seniausias Lietuvoje yra Ventės rago švyturys, tarp kitko atkreipkite dėmesį. O 1924 metais, lygiai prieš 100 metų, švyturio prižiūrėtojų pradėjo dirbti tokia legendinė asmenybė Mikas Posingis, kuris buvo pirmasis paukščių žieduotojas Lietuvoje. Tai po Rasytės Ventės rage atsirado žiedavimo stotis, tai Posingis buvo ir švyturio prižiūrėtojas, ir paukščiukų žieduoti pirmasis pradėjo. Tai jiems 100 metų irgi nepelnytai pamiršta asmenybė, matot, kiek daug per švyturio atsiskleidžia jau. Austadvario švyturys irgi yra labai įdomus, unikalus, ten net įdomiausia yra, kodėl jis pastatytas tokiai keistoj vietoj prie upės kranto, o ne, tai nuvažiuokit, sužinosit.
Klaipėdos Švyturys, tai jau kalbam apie dabartinius, dešinėje yra dabartiniai išlikę, va kiek mes turime tų senųjų, o čia yra dabartiniai, tai Klaipėdos Švyturys, Juodkrantės, Nidos ir Šventosios Švyturys pats jauniausias, tai va tie yra tų jau sovietinių laikų. Va, ir čia tiesiog rodau, vėl, čia yra Hartnocho ta graviūra, tai va matot, Ostdze, tai kairiai reiškia yra Baltijos jūra, Kuršių marios, ir va tas toksai, va, šitas, tai čia ir yra. 1600, tų reiškia 17 amžiaus ta graviūra. Man net pasirodė, o kodėlgi nepadarius pagal tą graviūrą, pavyzdžiui, mieste, veikiantį. Ir parodyti žmonėm, kaip atrodė pirmieji švyturiai. O jie šitaip ir atrodė. Vat medinis reiškia karkasas, ant jo kabo metalinis toksai kaip narvas, tame narve žibalinė kažkokia tai ten žibalas degdavo. Tai yra archaiškiausi švyturiai. Tai čia vėl, o kodėlgi nepadarius tokių, pavyzdžiui, išmėtyt po senamiestį, netikėtose vietose? Ar jie degs? O gal nebūtinai žibalą naudoti kažką kitką, bet jau pati povyza. Galų gale žmonėsgi net nežino, kaip tie švyturiai atrodė pirmieji. Tai va, prašau, Lietuvoje bent jau, aišku, Aleksandrijoje ten buvo Egipto piramidė. Vėlgi, nėra sudėtinga, turbūt nėra brangu. Dreverna yra pasidariusi tokį. Galima nuvažiuoti pasižiūrėti, kaip atrodo. Na ir dabar pereisim per tos švyturius šiek tiek. Tai va, tai yra mūsų Klaipėdos buvęs švyturys, šachmatinis, tikrai gražus buvo. Kas nematot, pasiūlyčiau tikrai arčiau ateit, vaizdų bus daug, detalių irgi daug, tai nebent labai gerų akių visi yra. Tai va, tai Klaipėdos švyturys senasis susprogdintas be abejo, pirmaisiais 41 metų sausio mėnesį, pirmosiam dienom. Ir va, kodėl jisai šachmatinis, va, atvirutė matot, ir jisai buvo šachmatais dažomas, tai jo firminis toks vaizdas, tai tas jubiliejus irgi va, yra 1874, kai jį pradėjo dažyti šachmatais. Tai va, dabartinis atrodo taip, visi žinot, patekti jį neįmanoma, negalima ir čia jau nesiplėsiu. Irgi absurdas šiek tiek. Gyvenam Klaipėdoj, bet negalim patekti savo švyturį. Dabar vat molas mūsų, žiūrėkit kaip atrodė, dabar viskas yra tetraedrais užrioglinta ir čia labai įdomu yra jo konstrukcija, tai va to molo likučiai visi yra paslėpti, iš tikrųjų matosi tik tais iš Melnragės pusės. Tai matot, kad yra čia, nu va, per švyturius kiek daug sužinojau pats. Kaip gudriai vokiečiai darė ir pavyzdžiui dabar, kai ateinat prie molo, jūs pastebėjot, kad kai bangos duoda, mes visada mus aptaško, ne? Ir ten visi slapstosi, bėgioja, o čia neaptaškydavo. Čia žmonių neaptaškydavo, nes gudriai padaryta. Bangolaužis, mato, turi tokį išlenkimą. Reiškia, banga, jinai atsidauždavo į šitą išlenkimą ir tykšdavo vertikaliai. Ir tokiu būdu apsaugodavo švyturį nuo stiprių smūgių. Ir žmonės galėdavo būti neaptaškyti netgi. Tai va čia yra hidrotechninis, reiškia, jau toks, bet nebepamatysim, viskas yra užrioglinta tais tetraedrais. Bet atvirutės rodo, kaip atrodė mūsų molas. Visa tai yra išlikę, tarp kitko. Tik yra viskas užbetonuota po betono sluoksnius. Kai mes vaikštom dabar po mumis ir yra tie visi tašytų mūrų akmenys. Na va, taip atrodė jisai mūsų žiemomis. Baltasis švyturys, tai buvo gyva skulptūra, kaip sakant. Visi eidavo fotografuotis ir matot, lietuviška atvirutė. Tai irgi yra gana retos tos atvirutės lietuviškos. Atviručių rodysiu daug, nes per 2 metus beveik man pavyko sukaupti didžiausią pasaulyje, vienareikšmiškai kolekciją atviručių su baltuoju švyturiu, tai dabar pasiklausykit skaičių. Aš turiu 119 atviručių skirtingų tiražų vien su baltuoju švyturiu. Tai buvo labiausiai fotografuojamas ir tiražuojamas Klaipėdoje objektas. Ne Nikė, ne Birža, ne Biržos tiltas, baltasis švyturys. Tai 119 skirtingų tiražų. Įsivaizduokit, kaip pirko tas atvirutes, kad leidėjai kepė jas masiškai tokiais kiekiais. Tai va čia yra irgi įdomu, kad populiariausias fotografuojamas objektas Klaipėdoj buvo baltasis švyturys. O tai yra vieta, kaip atrodo dabar. Aš esu radęs, tai kitą savaitę bus nagrinėjama Vilniuje, kad būtų įtraukta į paveldą. Tai čia yra to baltojo švyturio vieta išlikusi. Kai mes iki molo nueinam, ten yra tvorelė, tai mes už jos nelipam. Bet jeigu nuliptumėm, pamatytumėm, va, šitas yra visas apvalus, reiškia, molo galas likęs, matot, toks pat užapvalintas. Ir va tas visas cilindras, tie išsikišę gelžgaliai ten sovietiniai, bet va tas cilindras ir žymi baltojo švyturio buvimo vietą. Kitaip tariant, mes turim išlikusią autentišką baltojo švyturio vietą. Tai kada nors gal galima bus atstatyti ir džiaugtis jo vėl. Va, čia aš esu nusifotografavęs net išlikusi visa senelė
XIX amžiaus molo, reiškia, visi akmenys mūro tašyti matosi. Tai čia Nidos švyturys taip atrodė ir per jį irgi labai daug istorijų galima pasakoti, bet, pavyzdžiui, gal bus įdomu sužinoti, kad jame veikia telegrafas. Tai va tie sparnai, tai yra antenos. Jame veikia telegrafas ir gaudavo apie telegrafų įspėjimą apie audrą. Ir žmonės užbombardavo, reiškia, Prūsijos, Vokietijos imperatorių Vilhelmą didįjį, nes tiesiog masiškai duždavo laivai ir taip toliau, nes nepraneždavo, telegrafu gaudavo kiti švyturiai pranešimus. Tai va, Nidos švyturys nebeišlikęs, bet kai jis sprogdino, apačioje yra nuolaužos. Tai kas bus smalsesni, galės nuvažiuoti pasižiūrėti ant vienų iš tų nuolaužų, yra netgi plytinės firminės įspaudas, parašyta plytinė ir galima pasigūglinus sužinoti, iš kur plytos atkeliavo į mūsų Nidos švyturį senai ir labai nustebsit iš kur. Ne iš apylinkių. Labai keista, kodėl iš tiek toli vežė plytas. Va, ir autentiški laiptai yra išlikę, kuriais gal kas nors lypė, bet turbūt gal ne visi žinojo, kad prancūzų belaisviai statė ją. Ir jie yra autentiški ir ant vieno iš laiptelių buvo toks parašas kažkieno, tai čia galbūt kažkoks Hitlerio Jugendas pažaidė. Svastika dar iki Hitlerio siautėjimo per Antrąjį pasaulinį karą, aišku, padaryta, bet ją pavogė statybininkai. Nebėra jos. Rekonstravo laiptus ir įsivežė. Va, dabartinis švyturys atrodo taip, o senasis, jisai buvo čia. Buvo georadarų, archeologai padarė tyrimus, pamatai yra po apačia čia, yra maždaug 6 arba 8 metrai gilyn. Tai laukiam, kol Nidos valdžia, Neringos valdžia archeologinius tyrimus jau detalesnius užsakys. Tai yra svajonė atidengti tos pamatus bent po stiklu kažkokiu, nes jie yra. Taip, pervalkos švyturį, tai jis taip atrodė pačioj pradžioj, tai yra 20 pati pradžia, 1905 parašyta ant atvirutės. Ir jisai toks buvo kuklesnis, o atrodo dabar taip, daugiau yra akmenų, viskas yra irgi įdomiai padaryta, kad iš Nemuno pusės yra gelžbetonės sutvirtinimai, o čia specialiai padaryti, nes ledai tiesiog daužo šitą vietą, kai srovė neša. Ir vienintelis švyturys turintis forologinę legendą, kurios nepasakosiu, jisai pastatytas toj vietoj, kur tokia mergina Agila prakeikė tą vietą, nes pavydus kaimiečiai užpavydėjo svetimšalio jaunikio, matot, rasistai kokie. Va, čia yra Ventės rago švyturys, matot, ir namukas buvo, ir per vidurį toksai drūtas dėdė su kepurė yra būtent Mikas Posingis, kuris prieš 100 metų tapo švyturio prižiūrėtojų, ilgai labai dirbo iki pat reiškės karo. Ir dabar atrodo taip, autentiška, viskas yra išlikę, nuostabus raiktiniai laiptai metaliniai, tai čia irgi užlipti, pasižiūrėti, tenais yra verta. Ir jis šviečia. Prieš 2 metus buvo įdėta lempa ir dabar jis vėl šviečia. O ten tolumoje praktiškai Kuršių nerija, tai su Nidos švyturiu jie susišaukė netgi tom lemputėm. O Stadvario švyturys mažiausiai ko gero žinomas visiems, bet irgi labai įdomus, nes pastatytas buvo ne laivam, o sielininkam. Sielininkai buvo tokia profesija, kurie Nemunu plukdydavo sielius, medieną, nes tai buvo pigiausia ir jie labai gert mėgdavo. Tai ten buvo karčiama pradžioje, jie tenai sustodavo, prisilūpdavo per naktį, o paskui pastatė švyturį dėl to, kad jie dažnai pražiopsodavo tą vietą. Žodžiu, švyturys stovi jau pastačius, nutiesus Vilhelmo kanalą. Jisai žymi posūkį į Miniją, nes iš Minijos į Vilhelmo kanalą patenki. Va, kodėl švyturys ten pastatytas. Jis žymi posūkį sielininkam, kitaip tariant, dabar jis nebereikalingas praktiškai. Bet jo istorija yra ta, aš Šventosios pats jauniausias, man toks pats keiščiausias. Nu va, o čia yra šiaip pažiūrėjimui, perinam dabar jau prie Baltojo švyturio. Tai čia mano įsigyta yra kol kas senesnės, nesu pas nieką matęs. 1899 metai. Reiškia, atvirutės pradėjo su Baltojo švyturiu leisti jau nuo 1899 minimum. Tai reiškia, įsivaizduokit, jau čia yra... Tik pastatė tą švyturį, jau pradėjo kepti atvirutės, nes 19 amžiaus atviručių apskritai nėra labai jau ten super daug. Ir jį fotografavo kaip tik norėjo. Žodžiu, čia prasideda visa tiesiog odisėja švyturio vaizdų. Paukščiukai nupaišyti, tai tais laikais Hebra valdė Photoshopą labai puikiai. Jo ant stiklo plokštės jie galėdavo padaryti, pradanginti žmogų, pamatys patys. Tai paukščiukai yra nupaišyti.
Pamėgintų tai pagauti kirusą, netgi su šiuolaikinė aparatūra. Dabar pamatysit, kaip tas švyturys, o čia ir laivelis atsiranda. Tai va. Ir ką? Blogas Photoshopas? Pažiūrėkit, data kokia? 6 metai. O, prieš 100 su viršum tiek ir tiek metų. Paukščiukai išliko, truko, kepė tiražus. Vat iškepa tiražą, išperka visą žmonės. Mato, kad paėjo biznis. Tada reiškia, kažkokį dar uždėti reikia šriftą pakeisti arba kažką pripaišyti. Tai čia vat baltasis švyturys. Ir čia yra vėlgi pavaizduota tas molas visas ir jo pavadinimas pradžioj niekaip nevadino. Dabar galvoju, kodėl aš tą atvirutę įdėjau. Jį vadino anksčiau mažuoju švyturiu. Va, parašyta. Kleiner Leuchtturm. Tai mažasis švyturys. Baltasis jisai tik tai po pirmo pasaulinio karo jisai praktiškai buvo pradėtas vadinti. Va čia va, Molen Leuchtturm tiesiog. Tai čia tiesiog įdėjau, kad pasižiūrėtume tų laikų genijus. Nufotografavo, įsivaizduokit, reikėjo atsivežti tą merginą prie švyturio. Jinai ne photoshopinė, normali, nes yra baloja, atspindys. Ir čia man dar įdomiausia yra, kad jeigu aprengė tautiniais mažlietuvės rūbais, tai reikėjo dar jos gauti, reikėjo jai sumokėti, atsivežti prie to švyturio. Ir dar ant galvos, va čia, nežinau, man atrodo, kad čia yra kykas. O kykas žinot, kas yra? Aišku, viską žinot. Vestuvinis, galvos apdangalas, tai šis ne į temą. Tarkim, vestuvininkai fotografuotas, tai du būtų. Bet, tiesiog tokį rūbą turėjo. Tai va. Ir dar žmogeliukas, matot, bet šitas jau įpaišytas greičiausiai yra. Ten atseit kažką krapštų, nors nėra ką krapštyti tenais. Jo, turbūt, greičiausiai. Palabla, dabar žiūrėkit toliau. Reiškia, tikrasis vaizdas yra šitas. Graži mergina, matos, kad graži nors nusisukus. Paėjo, tiražas paėjo, išpirko. Trūksta kažko. Privarom laivelių. Reiškia, tie du pimpačkiukai iš vis nerealiai neproporcingai dideli čia, nežinau. Privarė šitų. Po to dabar įdomiausia yra, kai tu kolekcionuoji atvirutės, tu matai leidėjus, ne? Tai čia Robertas Šmitas darbavosi. Ants pardavė teisės tos atvirutės, to vaizdo, stiklo negatyvą kitam iš Karaliaučiaus, bet liepė ištrinti mergą ir ištrynė. Bet pamiršo ištrinti šešėlį baloj. O, tų laikų Photoshopas, vienu žodžiu. Tai įsivaizduokit, kokie populiarūs buvo tie atvirukai, kad jie šitokius įsidirbinėjimus darė. Čia aišku bangelės, tai čia matyti su vata, taip, tuk padėlėjo, ta prasme, ant stiklo plokštės, nes per daug jau ryškas, bet, tiesiog jisai matosi, kaip sakant, yra tie motyvai populiarūs ir mes šiuo atveju matom molą, bėgius, traukinukas atvažiuodavo, aptarnaudavo. Čia ta garsiausia atvirutė tokia, kuri tiesiog gerai pagautas vaizdas ir tikrai bangos nepripaišytos, nes ten tėkšdavas, bet matotės į viršų eina. O dabar, kai mes ateinam, tai gaunam viską savo į veidą. Tai čia gana gerai matosi tas švyturys, per atvirutės irgi atsiskleidžia, sakykime, labai įdomus dalykai. Pavyzdžiui, čia dar nugriuvęs molas, kažkas gerai čia atsitrenkęs buvo. Jisai paskui gauna grotelės, tai švyturys matyt kirai daužydavosi, nežinau. Ir kas įdomiausia, tai aišku, kad pukšti. Ir štai prašau jums pinigas. Ir buvo išleisti laikinieji pinigai 1922 metais, vadinamieji vargo pinigai. Tai, kas skaitėte Erichą Mariją Remarką Juodojo obeliską, žinot apie hiperinfliaciją, ne? Kai iš proto į ryte kainavo vieną kainą, vakare kitą. Tai tuo metu, reiškia, kiekvienas miestas galėjo savo pinigus išleisti. Rusnė turėjo, ir Šilo karčiama turėjo, ir Klaipėda turėjo. Tai Klaipėda jungia su Neringa. Tai, pavyzdžiui, ant 10 markių pavaizdavo švyturį baltai, ne ką kitą. Tai švyturys pereina į pinigus netgi. Va, ir kokie simboliai, matot, nes vis tiek pinigų leidėjai turėjo rinktis, ką vaizduoti. Tai štai, matom žvejo, tenais kažkokį, bet kaip ant Palangos kažkokią tiltą jisai čia. Tai dabar vėl, tai parodau, kad čia jau yra tikra nuotrauka ir matot, atsiranda grotelės. Tu matai, kaip kinta. Grotelės, aš irgi galvojau, kodėl, gal greičiausiai dėl to, kad tikrai gal paukščiai daužydavos tenais tą šviesą. Ar kas ten buvo, kam tų grotelių prireikė. Ir aišku, visiems įdomu, ką ten rašė. Tai žiūrėkit, čia yra lietuviškas laikotarpis, apačioje lietuviškai parašyta ir galite pasižiūrėti. Petniūnui siųsta su prezidento Smetonos, reiškia, pašto ženklų iš Girulių, draugui ir tėveliui, tai pasiskaitykite į Panevėžį. Labai retai atvirutės lietuviai siųsdavo, nebuvo mados, vokiečiai dažniausiai. Ir kas netingėjo, tas fotografuodavosi prie jo. Tai čia aš net nerodysiu nuotraukų. Pavyzdžiui, Lietuvos jūrų muziejus turi 50.
Čia prancūziokai reiškia, kai laikinai administravo, tai vat, pagal tas kvailas kepurės galima jas supažinti. Čia jau ryškiai 4 dešimtmetis pagal Šukuosinas, o čia ar lietuviai, greičiausiai, kad lietuviai pagal Švarką, nes Lievas. Toksai pas vokiečius biškai mandresni buvo tenais. Bet matot, tai tiesiog buvo privaloma. Nu, kaip nuvažiuoji į Paryžių, tai reikia prie Eifelio bokšto nusifotografuoti visą laiką. Ir ten yra, ne kiekvienas miestas turi tam tikrų dalykų, kur iš serijos must see. Tai Klaipėdoj tai buvo švyturys baltasis. Tai jūs nerasit, kad fotografuotus prie šachmatinio kas nors. Netgi pačių atviručių yra netiek ir daug. Ir tai yra tiesiog ikona. Tas švyturys dabar... Klausimas galėtų būti. O tai kodėl jisai toksai buvo populiarus? Aš manau, kad dėl geografinės padėties. Nes tai buvo pakankamai impozantiška vieta. Vis tiek tu ateini į molo galą, kaip dabar, pavyzdžiui, klaipėdiečių nacionalinis ypatumas yra per baisų orą eiti prie molo. Ne, visą laiką eina šniūrais. Tai čia dabar irgi, tu nueini į molo galą, taigi nebuvo aptverta ir tu matai tą tokį švyturį, elegantišką, nedidukas, buvo 8,5 metrų aukščių kažkur, nedidelis. Metalinis ir labai visiems patiko, jisai buvo labai toksai jaukus matyti ir nusifotografuoti tokiai vietai, jūra tolumoje matosi dar, jeigu laivas koks išlenda. Va, matot, tai čia visaip jie fotografavos, čia jau lietuviukai, policininkai, reiškia, yra nusifotografavę, čia porelė va, išlindusi su maudimkim. Ir tiesiog čia galima be proto tęsti tą temą, kiek jisai visur eksploatuotas buvo. Žiauriai gerai šitą nuotrauką yra, tai matot, bėgiai buvo ir žmonės patenkinti ir jokių apsaugų nieko, kaip dabar viskas yra tvoreliam ir nežinau, jokių nekrologų nebuvo, kad kas nors nusimušė. Žmonės buvo atsargesni ir netokia paranojiška valdžia gal. Tai va, tai dabar šita atvirutė yra tiesiog chrestomatinė. Aš kai pradėjau kolekcionuoti, aš pradėjau žiūrėti, koks vaizdas buvo pats populiariausias. Tai be abejonės tas, kur buvo ant tų pinigų nuo atgeldų, su ta banga buvo labai populiarus, o šį čia tai aš turiu 24 tiražus skirtingus. Kepia masiškai. O mumis yra labai brangus, štai dėl ko. Ar atsimena tokį pinigą? Tik čia dailininkas grybą supjovė, jis apsuko. Dar vienas photoshoperis. Tai kairieji yra molo vartai, ta prasme, uosto vartai kairieji, dešiniai yra smėlis, o tas atvirkščiai padarė dabar. Švyturys šviečia į niekur, į gyrulius, ta prasme. Nes jam reikėjo, kad būtų įlitus, į 200 šviestų, tai tikras vaizdas yra taip, bet matyti 200 pagal pinigų leidybą negalima dėti į kairę pusę, reikia dešiniai varyti, tai jisai apsuko švyturį, ta prasme. Ir nieks į tai nebuvo dėmesio atkreipęs, aš pats tik per atvirutę žiūrėdama, kažkas čia ne taip, ta prasme. Tai va, tai Photoshopas yra ant pinigų. Bet jisai vėl yra net ant mūsų 200 litų su vidūnu. Ir čia dabar labai juokinga. Kai žiauriai gerai paėjo visas čia matot, tas pats vaizdas, jo irgi tas spindulys, bet čia jau tarpukariu toks kunkis pabandė padaryti kaip vokiečiai, matot, tas gavos, nesąmonė. Švyturys baltas raudonų tapo, tą spindulį kažkaip netaip nupaišė. Tai rodo, kad atviručių leidėjai netgi konkuravo tarpusavėje, tai tą patį vaizdą pabandė lietuvis, bet vokiečiai buvo labiau įgūdę. Tas kunkis matyt tik pradėjo karjerą ar kažką, bet jis irgi photoshopino, nes matot, baltasis raudonų tapo, tai vėl įdomu. Ir, tai čia, sakykime, jisai taip atrodo iš jūros pusės. Ir kas man dar labai įstrigo, žiūrėkit, vokiečiai po karo, minėdami 700 Memelburgo įkūrimą, 52 metais, 1952, reprezentuojančius Klaipėdos simbolius, ką pasirinko? Ne Nikę, ne Biržą, ne dar kažką, vėl, baltasis švyturys. Ir čia dabar ta bažnyčia, manau, kad, aš nežinau, čia man atrodo, gal ir Jono turėtų būti, bet man tokia per silpna kaip Jono. Gal ir Jono, bet tas pastatas toks, gal čia laukininkų, Tiltų gatvėje laukininkų. Tai sakau, bet man irgi labiau laukininkų panašiai. Nesvarbu. Akcentuojama yra kas? Evangelikų liuteronų reiškias kraštas ir baltasis švyturys, kuris simbolizuoja ką? Vartai į pasaulį, uostamiestis ir vėl, jisai atsidūrė. Tai pradėjo dailininkai paišyti, pavyzdžiui, šitą kaip iš komiksų atrodo atvirutė, bet matot, kaip galima jį labai lengvai, gražiai apžaisti visaip ir jisai vėl. Tiesiog antro tokio nėra. Kiti švyturėjai vis tiek tokie, ilgas vamzdis, taip toliau ir panašiai, o čia jis toksai mažiukas, kompaktiškas, ta tvorelė ažūrinė graži, tas bumbulas ant galvos, jis pats toksai labai toks, gražus.
Ir, čia, pavyzdžiui, yra molo tvarkybos darbai, tai matot, kad aš rodau tik tai dėl to, kad nedarė nesąmonės, nepaišė, nes atrodo, kur čia ta pakopa tokia nebuvo, va. Tik tais dabar jinai apkrauta yra. Tai kas išliko iki mūsų dienų, kur aš buvau nusifotografavęs, tai, šitą jie pastatė iki viršaus, čia dabar apačia, tai aš fotografavau šitą senelę tik tais aukščiau. O čia visur yra sukrauti tie tetraedrai, bet tas molas yra išlikęs. Čia tarpukario. Ir tada prasideda grafikos tam tikri darbai, matot, koks jis yra patrauklus paišymam įvairiais stiliais. Tai čia nežinau, pavyzdžiui, kairiai turbūt medžio raižinys, ko gero, dešiniai nežinau, čia su tušu liktai galbūt būtų arba ant kokios vario plokštės. Ir dabar svarbiausias momentas yra, Klaipėda leidžia atviruką ir rašo ne Baltasis švyturys, o Klaipėdos uostas. Tai mes dabar jau pereinam į kitą lygį. Matėt vokišką periodą, dabar po 23 metų, kai mes prisijungiam Klaipėdos kraštą su uostu ir Lietuva galų gale tampa jūrinė valstybė, tas švyturys tampa ne tik Klaipėdos simboliu, bet ir Lietuvos brūkšnelis jūrinės valstybės simboliu. Tai reiškia, jis dar didesnę prasmę įgauna ir mes visą tai kažkur, mes tai aš turiu menį, visi, nežinau, visos kartos po karo, tarkime, kažkaip visiems pasimiršo tas Baltasis švyturys. Ir man atrodo, tai yra labai, tokia neteisybė istorinė, kad mes tokį simbolį prateriojam, kaip sakant. Tai ką aš noriu dabar parodyti, ir jis atsiranda ant valstybinių pašto ženklų. Išleidžia 23 metais vasario mėnesį specialiai seriją pašto ženklų skirtų Klaipėdai. Ir dabar jūs atkreipiai dėmesį, laivai, inkaras ir Baltasis švyturys ant didžiausių nominalų. Tada dar markės buvo, nes nespėjo dar litų įvesti. Tai ant didžiausių nominalų Baltasis švyturys apačioj. Po to rugpjūčio mėnesį išleidžia dar vieną seriją valstybinių pašto ženklų, kurie yra dedikuoti valstybės svarbiausiam simboliam. Jau visos valstybės. Ir žiūrėkit, ką mes turim. Įsileidžia Klaipėda, čia yra pagal nominalų sudėliota. Tai yra Klaipėdos herbas, jau akcentuojam, kad mes turim Klaipėdą, aišku, 23 reikėjo Vytis, herbas mūsų. Birutės kalnas, tai aišku, vėlgi Vytauto kultas, Vytauto mamos kalnas. Tuo metu buvo manoma, kad ir jinai tenai palaidota. Čia yra Kaune, Vytautų didžiajam skirtas paminklas, bet jų per visą Lietuvą išbarstyta, pavyzdžiui, Darbėnos irgi toks stovi. Trakų pilis, vėlgi, nenuginčiamas. Ir žiūrėkit vėl ant didžiausių nominalų, kas? Baltasis švyturys. Ant didžiausių nominalų vėl Baltasis švyturys. Ir net valstybinis apdovanojimas 23 metų, vienoj pusėje yra Jogailaičių kryžius dvigubas, o kitoj pusėje yra Baltasis švyturys. Kovotojam už Klaipėdą, čia aš tokią neturiu, nes neįpirkčiau, jie yra be proto brangus, ypač tokios kokybės, čia vienas kolekcininkas. Tai ką aš noriu pasakyti, tai kad neužmirščiau, bus paroda. Šiais metais bus čia, Klaipėdai, tuo pačiu adresu, tik tais kitoje institucijoje, Mažos Lietuvos istorijos muziejui. Bus paroda ir jūs visą tai pamatysit gyvai. Tai tie žmonės paskolins šitos artefaktus ir vienas iš tų donorų, kaip sakant, čia ir salėje sėdi, tarp kitko. Tai matom, kad netgi perkeltas švyturys yra į apdovanojimus. Dabar čia yra po 5-mečio, 28 metais Lietuvos Šaulių sąjunga išleidžia medalius. Ir vėl, mažai kas atkreipia dėmesį. Tai čia yra, pavyzdžiui, aversija. Ne, čia yra jau reversas. Tai čia versas. Reiškia, dabar žiūrėkit. Padok motulę kardą, jo. Tai čia vaizduojama yra kaip lietuvis iš didžiosios Lietuvos, iš kairės atjojo vaduoti mažosios Lietuvos. Fone Baltasis švyturys. Ir jau grįžęs iš sėkmingo karo žygio, jau, aišku, jį sutinka čia jau su duona ir druska, taip sakant, ir vėl fone Baltasis švyturys. Jis medalius persikelia. Čia be abejonės yra nuostabiai sužaista, viskas detalės atidirbtos, nerealiai daug tų detalių ir labai daug prasmių ir tie pučia ragą ir du herbai. Vytis yra kairiai, kuris simbolizuoja lietuvį, dešiniai yra Klaipėdos herbas, skydė simbolizuoja mažlietuvę. Tai čia viskas yra apgalvota. Dar daugiau, matot, įsivaizduokit. Budriui parašytas himnas Baltasis švyturys. Pirmosios jūros šventės ženkliukas, Baltasis švyturys. Ant pirmosios jūros šventės ženkliuko Baltasis švyturys. Aktas reiškia perspausdintas ir ką mes turim tenais vėl baltąjį švyturį kampe. Jis visur eina.
visur dominuoja, jau net valstybinių lygių, visur jisai simbolizuoja uostą, jūrinę valstybę. To pinigo gyvai niekas nėra matę, bet šiais metais pamatysim, nes kreipsimės į pinigų muziejų Vilniui. Tai yra 37 metais Juozas Zikaras padarė, reiškia, prototipą 10 centų, jie niekada nebuvo apyvartoj. Antroje pusėje baltasis švyturys. Net į pinigus persidavė, reiškia, jau tos, tiesiog buvo tokie laikai, kad jos neišėjo tas pinigas. Bet Lietuva vienintelis egzempliorius yra Vilniuje, tai mes pamėginsim į Klaipėdą atgabenti, pasižiūrėti. Ir toliau čia prasideda jau visiška manija, reiškia, Memelė ir Dampfbot yra labai garsus laikraštis Klaipėdoje, tai pavyzdžiui, jie čia apie Baltąjį švyturį tiesiog rašo, kaip sakant, naujieji metai prie Baltojo švyturio. Naujieji metai prie Baltojo švyturio, o čia 100 metų jubiliejų viršelyje jie naudoja savo Baltąjį švyturį vėl. Ne Nykę, ne dar kokį nors dalyką, bet savo jubiliejiniam viršelį naudoja Baltąjį švyturį. Neatsilieka ir lietuviai. Kalendorius 33 metų Baltasis švyturys. Komersantas reiškia vėl Baltasis švyturys. Čia galim be proto tęsti. Čia, pavyzdžiui, Wochenblattas. Atvažiuoja žurnalistai iš Austrijos daryti reportažą apie Klaipėdą. Nuvažiuoja, gal grįžta į savo Alpes, pajodleriuoja ir išleidžia Wochenblattą, reiškia savaitraštį, kuriame Klaipėdos reprezentacinė nuotrauka Baltasis švyturys. O šita yra geriausias bajeris. 2012 metais išleista knyga, jau dabartiniais laikais. Ir vėl baltai įdeda. Ne kažką kitą. Tai įsivaizduokit, net iki šiol vokiečiam pasąmonėje tas baltasis yra. Tai kartais atrodo, kas labiau tą kraštą myli. Vokiečiai ir mes, ta prasme, neatsilikim. Tai dabar čia yra jau mano draugo, kaip sakant, bičiulio surinkta unikali kolekcija, kur tiesiog, matot, baltieji švyturiai, jie atsiranda įvairiuose dokumentuose. Ir net anspaudė. Tai va, čia yra Pagėgių Donelaičio gimnazijos baigimas. Čia, sakykime, yra vėlgi, matot, liudijimas, kur mes vėl turim baltąjį švyturį. Per vidurį, va čia. Visur. Kodėl jį net ten dėjo? Tai tiesiog visur jį dėjo. Čia yra prie lagamino pridėti skirtas Viktorijos, mūsų Klaipėdos garsiojo viešbučio, reiškia tokia kaip etiketė, kad tu ten buvai. Žinot, kaip apsilipdydavo anksčiau. Ir alaus bokaliukas, netgi padėklas buvo su baltuoju švyturiu. Tai va, tai šitos dalykus, va šitą kairiai tikrai pamatysim gyvai, o šitą tai nerandu. Rokai gelbė. Tada turi žmonės sukaupę suvenyrus. Tai yra lėkštutė su baltoju švyturiu, kurpaitė, šitos artefaktus mes gyvai pamatysim, super retenybės, super brangenybės, tai va čia bus iš privačių kolekcijų. Tai abu kolekcininkai sutiko paskolinti muziejui, tai galim bus pasižiūrėti gyvai. Tai žiūrėkit, net ten persidavė į suvenyrinius, va, peleninė su baltoju švyturiu, čia vėl, sakau, čia net... Aš kai pradėjau žiūrėti, kur jį naudoja, tai tada klausimas buvo, kur jį nenaudoja. Net ant papirosų. Matot, čia aišku toks improvizuotas, bet vis tiek, sprendžiant iš to, kad jis stovi ant galo jūros, tai vėl yra vis tiek, matot, Vebrovskio Klaipėda su sveikatos vata, tai tuo metu sveika rūkyti buvo, dabar nebe. Tai va, tai žodžiu, čia yra papirosų gilzai. Vėl, čia pienų įpilti reiškia, yra Mažos Lietuvos istorijos muziejui, pasirodo turi, aš pasikapšiau nuotraukose, čia vėl kažkokia lyg ir taurelė, vėl su baltoju švyturiu. Matot, tai čia dokumentų prispaudėjai. Ir atkreipkite dėmesį, retas atvejis, tai va čia šito daikto savininkas sėdi šitoj salėje. Jau čia ir šachmatinis yra. Tai reiškia, jisai irgi buvo, bet labai retai panaudotas kaip suvenyrinis kažkoks vaizdas, atributas, bet nes visur vis tiek baltasis. Tai tas mažiukas perspjovė tas šachmatinį tai per 10 mylių. Vėl dokumentai, kaip sakant, praktikos darbų knygelė, matot, netgi antspaudas, ta prasme, atsiranda vėl baltasis švyturys. Čia irgi baltasis švyturys ant antspaudų. Dabartiniai pavyzdžiai. Gražiai padarė. Šiek tiek interpretavo, duris pakėlė kažkur, kur neturėtų būti, bet tiek to. Bet jų yra oficialus herbas. Ir Melnragėje, pavyzdžiui, prie seniūnijos kabo šitas herbas, man atrodo. Tai va, pasidarė herbą, gražu, melnragiškiai, šaunuoliai, melnas. Kaip? Pagal heraldiką, kad matytų privalo. Nežinau. Juodas fonas, tai nes melns yra latviškai ir kuršiškai juodas, ragas yra ragas, tai vat Melnragė. Šiais metais išleido Klaipėdos miesto savivaldybė švyturių metams
kalendorius, tai mes matom tos šiuolaikinius tokius pavyzdžius. Tai va, Inga, ateik nepasididžiuok. Va, sakėt, kad jums labai gražiai žiūrėtųsi, tai aš padovanosiu. Tai va, tai perkeliamės tą baltąjį švyturį į kalendorius tokius. Dar tokias atvirutės, reiškia, padarėt šiuolaikinės, kur galima irgi, tarkim, kažką gražesnio sukurti, galbūt ir įdomiau. Šokolado plyta 30 cm ilgio, 20 cm aukščio, tai čia tik elitui dovanos kažkokiam, bet vis tiek, žiauriai fainai atrodo, pasirodo, va, kaip gražiai interpretavo, kažkas tą baltąjį švyturį tokį bareliefą padarė, jis yra stilizuotas, bet tikrai simptomiški brožai, ne, galėt pažinti, kad čia yra baltasis švyturys. Tai aš turiu omeny vėl, tai tų idėjų, tai čia, kaip sakant, jis toks yra lankstus vaizdavimo įvairiausiam, nuo tos tokios realistinio vaizdavimo iki grafinio kažkokio vaizdavimo. Nu ir va, viskas, tai labai trumpai viskas. Tai sveiki, labai įdomu buvo paklausyti apie baltąjį švyturį ir jau man beklausant, aš irgi jau turiu idėją, bet aš gal net ir pasakysiu, nes vis tiek įrašinėjant, tai kaip ir jau bus aišku, kad mano. Bet kai paminėjo Denisas grafiti, tai aš pagalvojau, kad gal mano idėja tai tokia būtų. Uždažyti visus mieste esančius grafičius balta spalva. Ir tai būtų baltojo švyturio idėja. Nu, nereikia daugiau grafičių, mano tokia idėja būtų. Tai va, bet dabar paaiškinsiu, pakalbėsiu daugiau apie tai, kaip žodžiu, objektas ar kažkokia lokacija, kaip jinai gali virsti konceptualia idėja, kur ne pats objektas svarbus, o galbūt koncepcija yra svarbiau. Ir, pavyzdžiui, paminėtas čia buvo Deniso Aleksandrijos švyturys. Tai aišku, jisai neegzistuoja jau labai seniai, bet jis egzistuoja žmonių sąmonėje labai, labai stipriai. Tas švyturys atrodo, kad jis yra, nors iš tikrųjų jo seniai nėra. Ir aš manau, kad yra daugybė žmonių, kurie važiuoja į Aleksandriją ir tikisi pamatyti tą švyturį, nors jo iš tikrųjų nėra jau labai seniai. Tai ir aš papasakosiu apie, ne teoriškai, o praktiškai noriu jums parodyti ir papasakoti, tai apie tą 11 Kauno Bienalę 2017 metais, kurią aš kuravau, ir jos pagrindinė tema buvo paminklai. Paaštrėjo tuo metu labai smarkiai paminklų klausimas vėl. Vilniuje Žaliojo tilto skulptūros buvo nukeliamos ir Cvirkos paminklas, vėl tie paskutinieji sovietmečio paminklai vėl pradėjo judėti. Tai pasirodė svarbu apie tai kalbėti ir tuo atveju buvo apie paminklus visas projektas. Sakykime, šiuo atveju vėlgi tas švyturys, tai yra kultūros paminklas, aš už tai čia ir taip skliausteliuose paminėjau. Ir tai tas 2017 metais tai buvo tarptautinis projektas, jisai vadinosi Yra ir nėra paminklo negalimybė, galimybė arba negalimybė. Ir jo tikslas buvo oponuoti konservatyviam ir autoritariškam paminklų tradicionalizmui, juose įkūnytai didaktikai ir demagogijai, bei šiandieniniai populistiniai paminklų griovimo ir statymo praktikai. Ir siekia skatinti bei legitimuoti radikaliai naujas, šiuolaikiškas, konceptualias, aktualias, kolektyvinės atminties įamžinimo idėjas, formas ir strategijas. Jeigu trumpai pasakius, tai paminklas nebūtinai yra skulptūra. Ir tas visas projektas susidėjo iš 3 parodų tokių pagrindinių ir viena iš jų buvo viešųjų erdvių meno paroda, kurią aš irgi kuravau, ir aš pakviečiau 15 užsienio ir Lietuvos menininkų, iš kurių tik vienas buvo atrinktas iš atviro šaukimo, nes ir atvirą šaukimą darėm. Ir pakviečiau menininkus ištirti miestą ir sukurti tam tikras intervencijas viešosiuose erdvėse, atsigręžiant į buvusius, permastant esamus paminklus ir įsivaizduojant naujus netradicinius paminklus,
būtent buvimo, nebuvimo ir antipaminklo paradigmose. Tai būtent ir aš pasirinkau būtent jums papasakoti apie šitą projektą dar ir dėl to, kad čia vat yra tas buvimas ir nebuvimas. Baltojo švyturio nebėra ir tai yra svarbus momentas, kad jo nebėra. Jo nebėra, bet mums jo reikia ir mes turim kažką sudaryti su tuo, ko nėra. Tai taip pat buvo iš tos pusės prieėjome ir prie paminklų, kurių irgi, kaip žinote, paminklai statomi labai ilgam laikui, tačiau Lietuvoje seniausiam paminklui vos 100 metų irgi, nes jie yra nuolatos keičiantis režimams, valdžioms ir taip toliau yra nuolatos griaunami, statomi nauji, atstatomi vėl buvę seni ir taip toliau. Čia kaip matote, kokį plotą apėmė tie viešojo meno kūriniai, po visą Kauną buvo išdėlioti. Čia keletas tokių, taip sakykime, apibrėžimų, kaip buvo siūloma žiūrėti į paminklą. Paminklas, kuris tuo pačiu metu yra ir nėra, kaip minėjau, tuo pačiu metu. Paminklas, kuris egzistuoja tik per savo nebuvimą. Nepastatomas ir todėl nesugriaunamas. Paminklas, kuris yra tik tuomet, kai yra nuolat iš naujo jį sukuriantis ir patiriantis žmogus. Paminklas kaip nesibaigiantis procesas ir nuolatinė pastanga. Paminklas kaip intervencija į kasdienį žmogaus ritualą. Paminklas, kuris grąžina atminties naštą žiūrintiems į jį. Čia yra jau citata iš žymaus atminties ženklų tyrėjo Jameso Youngo, Jungtinėse valstijose gyvenančio, kurį mes pasikvietėm ir jis sutiko atvykti, kas buvo iš tikrųjų neįtikėtina, nes jis po visą pasaulį yra kviečiamas ir tikrai labai nedaug kur atvažiuoja. Ir čia sakykime, iš tų visų tezių tokios trumpesnės, tai tokie apibūdinimai, kuriuos aš dabar sudėliojau ir parodysiu jums keletą pavyzdžių pagal šitas grupės. Netyčinis paminklas, antipaminklas, nesantis paminklas, sutrukdytas paminklas, perdirbtas paminklas, taip sakant, recycled, ready-made paminklas, rekontekstualizuotas paminklas, paminklas pasidaryk pats, nutolęs paminklas, atsukto laiko paminklas. Tai štai, pavyzdžiui, netyčinis paminklas. Čia yra šitas kūrinys Eglės Rakauskaitės menininkės 1995 metų viešojo meno tokia buvo paroda Vilniuje. Ir aš tą visą savo projektą Kaune pradėjau būtent nuo vienas iš pradinių tokių mano, sakykime, dalykų paskatinusių mane pasižiūrėti į paminklus ir į menininkus ir būtent skatinti, ten, sakykime, savivaldybės ir kitas organizacijas prisiminti menininkus ir pasitikėti menininkais ir leisti menininkams užsimti idėjų kūrimų ir paminklams, ir kitiems dalykams viešosiose erdvėse, konceptualiems menininkams, aš turiu omenyje, ne vien tik tai skulptoriams. Nes menininkai yra tie žmonės, kurie turi tam tikrą jautrumą būtent vietai, kontekstui ir netgi kurdami kūrinį, kuris neturi būti paminklas, neskirtas būti paminklo, bet būtent priklausomai nuo to, kokioje vietoje ir kaip tai yra padaroma, jis tampa paminklu, nes, pavyzdžiui, šitas kūrinys yra tinklas, jis vadinasi tinklas, bet jis yra iš žmonių plaukų supintas toks tinklas su kaspinėliais ir atsidūręs, reiškia, buvusio Vilniaus geto teritorijoje, jisai iš karto jau savaime, reiškia, ta aplinka ir tai, iš ko jis yra padarytas, sukuria paminklą. Taip, antipaminklas. Šitą turbūt irgi galbūt esate daug kas matę, tai yra Redo Diržio čiuožėjas Alytuje. Toks reklaminis iš tikrųjų objektas, bet jis įpaišė Lukašenkos veidą tam čiuožėjui ir jis tapo vėlgi čia tuo pačiu ir antipaminklas ir atsitiktinis, netyčinis paminklas, nes netyčinis antipaminklas, nes iš tikrųjų labai daug vandalizmo patyrė šitas objektas ir žmonės tiesiog jo nekentė ir, kaip matote, čia yra ištrauka netgi
iš naujienų agentūros pranešimo ir nuolatos ten jam tai kojos nulaužiamos, tai rankos būdavo nulaužiamos, tai jisai pargriaunamas ir taip toliau. Žodžiu, toks irgi neplanuotai pasidarė interaktyvus meno kūrinys. Čia irgi dar noriu priminti 95 metų irgi kitą projektą galima irgi pavadinti antipaminklų, kai Gediminas Urbonas, žymus Lietuvos menininkas, tokią intervenciją sukūrė ant Žaliojo tilto skulptūrų ir iš tikrųjų toks iš tikrųjų labai sėkmingas, mano manimu, tai buvo kūrinys, kuris tikrai galėjo likti ir galėjo to pačiu likti ir tos skulptūros, būtent su šiuo kūriniu, nes tas kūrinys kaip ir jas paneigia, jos yra ir to pačiu jų nėra. Bet dėja, aišku, neišliko nei kūrinys, nei tos skulptūros. Nesantis paminklas. Tai čia Kaune, šio krašto menininko Juozo Laivio kūrinys, kuris atsidūrė vietoje, kurioje anksčiau stovėjo va štai sovietinis veikėjas Vincas Mickevičius Kapsukas, paskui buvo nukeltas ir Laivio kūrinys, tai yra, paskui dar truputį parodysiu daugiau nuotraukų, vadinasi Taškas, tai tiesiog uždažėme tą vietą, tą postamentą, kurioje buvo tas paminklas, kad tarsi padėti tašką, kad ten daugiau neatsirastų, tarsi užimti vietą, kad nebeatsirastų ten daugiau jokių paminklų. Stabdyti tą tokį paminklų statymo vajų meno kūriniu. Tai tos kūrinys kaip ir tarsi nieko nėra, bet jisai vis tiek užima vietą ir kurį laiką, žodžiu, ten nieko nebuvo. Deja, dabar tenais lygiai toj pačioje vietoje, lygiai tokiu pačiu apskritimu atsirado tas baisusis obeliskas, neaišku, ar policijai, ar milicijai. Tai štai, apie šitą projektą gal, kadangi nelabai laiko yra mažiau, bet irgi, žodžiu, kaip matote, yra Kauno Laisvės alėjos vienas iš pastatų ir čia, kaip matote, yra atminimo lentelė, kurios praktiškai nesimato. Čia jinai yra šačių, bet vis tiek nesimato, kas joje parašyta. Ir čia yra tekstas, kas joje iš tikrųjų parašyta, tai kad šiame pastate iki 28 metų veikė Nyderlandų karalystės konsulatas, bet 1940 metais jis buvo įsikūręs Laisvės alėjoje 29, kur dirbo Jan Svartending, žymus Nyderlandų verslininkas, diplomatas, humanistas, padėjęs emigruoti pavojai atsidūrusiems keliams tūkstančiams žydų ir kitų tautybių piliečiams. Tai štai, tai iš karto, kai aš važiavau tirti to Kauno miesto, labai mane nustebino, pavyzdžiui, toks užrašas, kodėl šita atminimo lentelė kabo ant 42 namo, jeigu tai, kas joje norima paminėti, vyko 29 name. Štai tas 29 namas. Ir štai mano kūrinys, kur 42 prieš pastatoma tiems 29. Ir tai vadinasi povaizdžio atmetimas. Tas užrašas, žodžiu, kuris yra kaip meno kūrinys, kaip intervencija, prašo praeivio 42 sekundės žiūrėti į šį skaičių ir paskui pažiūrėti į sieną. Ir žiūrėjimas į tokį kontrastingą vaizdą sukuria povaizdį, kuris paskui ant lygios sienos turėtų matyti negatyvą to paties atvaizdo. Tai vietoj 29 turėtų matyti negatyvą 42, bet štai taip, bet dėja ši siena tokia blizgi atmeta tą povaizdį ir tu nematai ant tų žalių plytelių, to povaizdžio nesimato. Bet čia lyg tai toks ir žaidimas, bet tam yra prasmė, nes dalis šito kūrinio taip pat patys svarbiausia turbūt buvo pranešimas spaudai, kuris teigia, kad ant Laisvės alėjos 29 namo fasado Kaune atidengtas paminklas, būtent tam Jano Svartendingo atminimui įamžinti, bet tas paminklas yra paminklo nebuvimas.
kadangi būtent atmetimas, paminklo atmetimas ir virsta pačiu paminklu, nes to namo savininkas atsisakė leisti kabinti ant jo namo lentelę, kuri yra susijusi su žydais. Ir, žodžiu, tai tas pranešimas spaudai skelbė, kad paminklinis kūrinys pasaulio tautų teisuoliui Cvartendinkui ant 29 namo fasado liks visam laikui kaip atmetimas. Nes 2003 metais šio namo savininkas nesutiko, kad čia būtų pakabinta atminimo lentelė žydų gelbėtojų. Taip, tai vis tiek veikia, nes žmonės ateidavo ir praleisdavo ten tą tylos minutę, žiūrėdami pagal instrukciją į tą skaičių. Taip, sutrukdytas paminklas. Čia buvo vienas iš tokių ryškesnių ir kontroversiškiausių galbūt projektų toje Kauno Bienalėje. Tai čia, kaip žinote, yra tas irgi vienas iš žymiausių simbolių Kauno laisvės paminklas, kuris, kaip matote, čia irgi datos, pastatytas, nukeltas ir vėl atstatytas. Ir aš pakviečiau menininką iš Japonijos, Tadzu Nishi, kuris sukūrė instaliaciją būtent šiam paminklui. Ir štai viena iš tokių nuotraukų ir labai daug kas, dar viena, kaip atrodė aplinka. Ir iš tikrųjų daug kas manė, kad būtent tas paminklas yra nukeltas ir pastatytas pas kažką virtuvėje. Mes ir norėjom tokį įspūdį sudaryti, bet iš tikrųjų tai buvo pastatytas toksai namukas aplink tą paminklą ir sukurtas, būtent ta virtuvė sukurta, perkelta tikra sovietinė virtuvė, daug sovietmečio, ne sovietinė. Labai daug daiktų žmonės atpažino ten ir visokie vefai ir taip toliau. Buvo, žodžiu, sukurta aplinka, tarsi ne tas paminklas grąžintas atgal į aplinką, o aplinka grąžinta atgal paminklui, atgal laisvėj, tarsi kalbant apie tai, kad primenant, kad tuo metu apie laisvę buvo kalbama tik tai virtuvėje, privačioje erdvėje. Ir dar kartą žmonės turėjo galimybę užlipti, žodžiu, tais pastoliais ir šalia pabūti čia, pasėdėti šalia to paminklo. Tai iš tikrųjų visiškai tai pamatyti, žodžiu, visiškai iš arti tą pakylėtą tokį angelą. Visuomet mes paminklus dažniausiai matome aukštai. Tai buvo toks visiškai kitokia patirtis. Ir ypač, kai paskui buvo nuimti tie pastoliai ir jau vėl pasidarė jis nepasiekiamas, tai vėlgi, bet iš tikrųjų labai daug kam tai sukėlė labai tokių neigiamų kažkokių minčių ir kad tai čia tyčiojamasi yra iš mūsų idealų ir taip toliau, buvo rašomi tokie laiškai ir taip toliau, kad čia pasityčiojamas iš Lietuvos. Nėra pas mus įprastas tas galbūt toksai konceptualesnis menas, galbūt ne visiems mūsų visuomenėje yra įprastas, bet aš manau, kad tai yra vis dėlto svarbu tokie projektai. Ne tam, kad supykinti kažką, bet kad vis dėlto praplėsti horizontus. Ready-made paminklas, tai čia yra rastas objektas, rastas in situ ir pavadintas tiesiog paminklu. Tai čia pavyzdžiui yra, štai kaip matote, kastuvo ta lopė, taip čia. Ir jis yra ant kapinių tvoros skylė užtaisyta ir tai yra žydų kapinės. Ir, žodžiu, visiškai atsitiktinai toksai objektas, galima jį pavadinti atminimo lentelė, nors ten yra neaišku nei kam, bet iš tikrųjų yra daugybė žmonių, kur ir neaišku, kur ir yra palaidoti ir jiems neįmanoma statyti paminklą. Tai va tokia viena iš tokių strategijų, kur pabrėžia tą neįmanomybę. Rekontekstualizuotas paminklas, čia tas pats menininkas Tadzu Nishi iš Japonijos, jis
ir pastatė virtuvę aplink Laisvę, o čia yra padaryta Lenino paminklo kopija, to paminklo, kuris Kaune stovėjo, iš tikrųjų dabar yra Grūto parke, ir jis buvo patalpintas tokiame bute, nuomojamas butas. Ir tą butą mes padavėme išnuomavimui, nuomai paskelbėme kaip išnuomojama. Bet, aišku, nuotraukose nebuvo to Lenino ir norėjom, kad žmonės, kurie šiaip į parodas nevaikšto, kad jie ateitų į tą vietą šiaip dėl kitų reikalų. Ir jie ateidavo ir jie, žodžiu, rasdavo tą Leniną. Čia buvo tik vieno kambario toks mažas butukas, labai geroj vietoje, prie Laisvės alėjos, gana pigiai paleidom. ir tikrai buvo daug žmonių. Ir klausdavo, taip, aš imsiu, bet buvo, reiškės, žmogus instruktuotas, manau, kuris ten prižiūrėjo, ir, žodžiu, tarsi apsimesdavo, kad čia iš agentūros, žodžiu, buvo instruktuotas, kad nesakyti, kad čia yra meno kūrinys, bet pasakyti, kad šita skulptūra negali būti patraukta, jinai turi būti, jeigu nori imti tą butą, tai turi imti su juo, su Leninu, žodžiu. Na ir be abejo, čia turbūt suprantate, ta mintis nėra per daug sudėtinga, kad štai mes atsikratėme tų paminklų, bet mūsų galvose jie kažkur tai galbūt iš tikrųjų dar gyvena. Tai to sovietmečio atsikratimas turi vykti vis dėlto giliau negu tik tai nuimant paminklus. Tai buvo žmonių, bet sakėm, mes jums paskambinsim ir paskui jau nebėra, jau paimtas ir taip toliau. Taip. Sakė, nieko, aš drabužius pasikabinsiu ten. Tai va, tokie. Taip. Dar viena tokia strategija, tai va Dainiaus Liškevičiaus kūrinys, kuris yra tuo metu kaip tik buvo ardomas Laisvės alėjos grindinys. Ir čia va irgi galbūt šiek tiek susišaukia sakykime, ir Klaipėdos. Tas Laisvės alėjos grindinys tam buvo virtęs tam tikrų kultūrinių tokių simbolių, tokių svarbių Kaunui. Taip, jeigu esate buvę, ten toks išdėliojimas tų, kiek čia yra, penkios skirtingų dydžių plokštės ir jos tam tikrų raštų išdėliotas ir tas raštas toks buvo tapęs tokiu liktai kaip simboliu. Ir paskui, kai pradėjo ardyti, tai iškilo klausimas, ar mums svarbus, nes jis ten buvo turbūt ir 72 metais, kai vyko Kalantos tragedija ir taip toliau, žodžiu, ir matė įvairius įvykius ir taip toliau tas grindinys, tai kiek jisai mums svarbus yra, ar jisai svarbus, kai jis yra toje vietoje, tik tai, ar jisai svarbus, kai jis gali būti tiek pats svarbus, kai yra kitoje vietoje, nes tos plytos buvo paskui panaudotos kitose ten gatvėse užlopyti visokius asfalto skylės. Tai ar jis jau tada tampa kažkuo kitu. Tai Dainius Liškevičius tas 5 plytas, iš kurių buvo dėliojamas tas raštas, padovanojo muziejui. Ir jo kūrinys buvo tas dovanojimo aktas. Muziejui čia, kaip matote, yra tas aktas surašytos, aiškiai, tie artefaktai. Ir muziejuje yra, tikiuosi, iki šiol, žodžiu, tas eksponatas, tos plytos. Perditas paminklas, čia pakvietėm, čia, kaip matote, Kauno Sąjungos aikštė, buvęs sovietinio paminklo komjaunuoliams lokacija, visa architektūra ten buvo, ten tokios buvo stelos bronzinės ir visa tokia didžiulė Šarapovo stelos, Baravyko architektūra. Ir mes aš pakviečiau garsų tokį menininką Horstą Heiselį iš Vokietijos, kuris dirba su būtent antipaminklais, su paminklais, kurie pabrėžia, kurie yra pabrėžia svarbą ne atstatyti, o kaip tik parodyti tą nebuvimą. Tai va čia galima kažkaip irgi susijęti su to baltojo švyturio atstatymo ar neatstatymo, ar reikia atstatyti kažką, ar kaip tik būtent tik per neatstatymą, o per pabrėžimą, kad mes jį praradome, būtent tai yra svarbiau, kad pabrėžti, kad jo nebėra, bet jis sakykime, gyvena mūsų mintise, mūsų širdise ir panašiai. Tai čia jie panaudojo toje apgriuvusioje architektūroje, panaudojo
archyvinės nuotraukas, kurias jie rado iš Kauno geto, sugriauto, sudeginto jau vokiečiams traukiantis sunaikinto Vilijampolės geto. Ir taip tos nuotraukos taip įsipaišė į tą architektūrą, kad atrodo ta destrukcija, jinai atrodo tęsiasi iki šiol. Ir aišku, dar toks buvo čia momentas svarbus, kad ta prasme menininkai įtraukė vandalizmą į pačio kūrinio kūrimą. Tai jie žinojo, kad ten tokia vieta apleista, nesaugoma ir kad tos fotografijos, kad jos bus vandalizuojamos, aišku, jos ir buvo ir kaip matėte, jos ilgainiui buvo išspardytos ir taip toliau, bet tai buvo menininkų numatyta kaip kūrinio dalis. Taip, čia, jeigu taip galim pavadinti, paminklas Jurgiui Mačiūnui. Ir jis buvo instaliuotas Kauno Sodros pastate, laukiamoje salėje. Ir kaip matote, čia prie įėjimo toksai užrašas, čia jūs galite dalyvauti atliekant Jurgio Mačiūno kūrinį Muzika kiekvienam. Ir, žodžiu, tose kėdėse, kaip čia minkštasuoliuose tuose, kai kuriuose, kur laukia žmonės savo eilės, 4 iš jų buvo instaliuoti tokie sensoriai ir žmogui atsisėdus pasigirsdavo 4 tipų garsas. Ten pinigų kritimas, bičių zvimbimas ir taip toliau. Ir tokiu būdu žmonės atlikdavo Jurgio Mačiūno kūrinį, nes tas kūrinys, Muzika kiekvienam, Music for Every Man, ir susidaro kaip tik iš sąrašo įvairių garsų ir atlikėjas pasirenka, kada kokį garsą ir kokią trukmę atlikti ir kokią priemonę. Tai, žodžiu, žmonėms buvo suteikta galimybė tą kūrinį atlikti, jiems nežinant iš tikrųjų. Ir tokiu būdu tas Mačiūno kūrinys, kaip paminklas jam, atliekamas tik tai tada, kai jis egzistuoja tik tada, kai yra žmonės, kurie jį atlieka ir kiti žmonės, kurie jį girdi. Tai štai čia, sakykime, nutolęs paminklas. Čia buvo tokios lenkų menininkės Karolinos Freino kūrinys, paminklas Emai Goldman. Ir kaip tik aš galvoju irgi šitą parodysiu, nes būtent su švyturiu susiję šiek tiek, nes čia yra tas plūduras irgi duodantis ženklą laivams. Ir jis buvo, kaip matote, Santakoje, įtaisytas Santakoje Kaune, Nemuno ir Neries, čia Santaka ir pats tas kampiukas ir čia dar toliau tas plūduras buvo įtaisytas. O tame plūdure, ta švieselė, ji perdavinėjo Morzės signalus. Ir atėjęs su telefonu, su tam tikra programėlė, kurią ten gali atsisiųsti, yra QR kodas, ta programėlė tau skaito, ką perduoda Morzė tas švyturiukas. Ir tai buvo tos Emos Goldman, garsios labai anarchistės pasaulyje, garsios, kur yra gimusi Kaune, tačiau mažai ką žino ir jai nėra jokio nei paminklo, nei nieko. Tai jos autobiografijos tekstas, žodžiu, buvo perduodamas Morzės signalu ir per tos 2 mėnesius, kurios veikė visa ta paroda, žodžiu, galima buvo skaityti jos, ten atėjus skaityti jos biografiją, autobiografiją perdodama tarsi iš praeities, iš toli ateina tie signalai iki mūsų. Atskito laiko paminklas, tai čia vienas iš tokių, tai kaip pavyzdį Prisikėlimo bažnyčia, kaip matėte, čia jinai yra iš nugaros nufotografuota, to bokšto nematome. Taip modernizmo toks klasikinio puikus architektūrinis kūrinys, architektūrinis paminklas, tačiau Rusijos sovietų okupacijos metais buvo paverstas radio gamykla ir menininkas iš Olandijos Alat Van Horn atgal atvertė tą pastatą atgal į radio aparatą. Jam pasirodė, kad tas pats jo konstrukcija panašiai šiek tiek primena radio aparatą.
ir jis, žodžiu, gražino tą praeitį tarsi, bet visiškai iš kitos pusės, nes jis, reiškia, surinko įvairius fenomenus radijo tam tikrus, ten, įskaitant ir trukdžius, ir tokius neatpažintus reiškinius, ir atpažintus, kur ten yra ypatingai iš Rusijos, rusų kalba perduodami kažkokie keisti signalai, tekstai ir taip toliau. Tai jis iš jų sukūrė tokį kūrinį ir vieną kartą per dieną, 3 valandą, 15 minučių, vat, kaip matote, išorėje šitos bažnyčios prisikėlimo yra tokie mikrofonai, kuriuo ten paprastai mišias ar kažką perduoda, tai atlikdavo tą garso kūrinį, galima buvo girdėti tą garsinę instaliaciją. Ir dar kas svarbu galbūt paminėti šitą kūrinį, kad šitas menininkas, jisai labai daug yra padaręs, jis vadina savo tas intervencijas miesto dainotakiais. Tai tie dainotakiai, tai tokie, kur anksčiau senovėje žmonės kaip navigaciją naudodavo, reiškia, pagal tekstus ir dainas, žodžiu, kaip keliauti be žemėlapio, pagal tai, kiek laiko ir pagal, žodžiu, ką tu padainuoji per tą laiką ir taip toliau. Tai jis, žodžiu, įtraukia ir į kiekvienam savo projektui jisai nustato platumą, ilgumą labai tikslę ir jis įtraukia šitą ir mūsų projektą į savo tą tokį didžiulį žemėlapį, kuris per įvairias šalis keliauja, žodžiu, ir tada tampa tas objektas vienu iš to tinklo jo. Na ir čia dar gal greitai paminėsiu, jau čia nebe iš Kauno bienalės, bet dar taip pat aš kuravau tokį nedidelį projektą apie Cvirkos paminklą, kur buvo visai kalbama, kad reikėtų atiduoti menininkams rekontekstualizuoti tą paminklą, o ne tiesiog nukelti. Ir čia taip pat prie tų atsukto laiko aš norėjau pridėti, nes mano buvo toksai pasiūlymas atsukti laiką ir čia yra 59 metų nuotrauką prieš atidengiant paminklą Petrui Cvirkai Vilniuje ir gražinti, mano buvo pasiūlymas pavadinti tai balta drobulė. Tai vėlgi nuoroda yra į kito rašytojo visiškai priešingos, kaip čia, pozicijos ir situacijos gyvenimiškos. Tai jeigu galim kalbėti apie Škėmos romano pavadinimas, tai tarsi paversti, žodžiu, apdengti Cvirką į tą embrioninę stadiją iki atidengimo, jį gražinti ir paversti tą paminklų daug plačiau, kalbant apie situaciją, kas atsitinka su menininkais totalitariniuose režimuose ir taip toliau. Tai čia dar druskos stulpas taip pat irgi. Ir tada jeigu dar aš turiu šiek tiek laiko, tai greitai noriu dar jums perversti. Čia yra, grįžtant į Kauną, į tą Kauno bienalę 2017 metų, yra išleistas katalogas, kad mes sudarėme šios parodos, jeigu kam nors būtų, čia yra daugiau dar projektų, kurie susiejo ir tam vienas gatves su kitom ir taip toliau. Pavyzdžiui, garsas buvo šitose pašto dėžutėse, grojo mieste, taip pat čia buvo vienas mano projektas dainavimas tenai Vilijampolėje buvusioje geto teritorijoje, britų menininkės Jenny Kagan pamokos su moksleiviais ir keletą savaičių truko ir paskui jie tokius maišelius užrašinėjo, numeravo, žodžiu, įtraukė į visą mokyklą tenais į tą projektą savo. Galima smulkiau pasiskaityti. Vienas iš projektų buvo tekstas periodiname žurnale kaip paminklas. Kaip matote, tiesiog nusipirkom puslapį ir jis tenais egzistavo tas tekstas. Per tos 2,5 mėnesio kiekvieną kartą vis tam pačiam puslapį jisai atsirasdavo. Na ir dar visokių čia daugiau, dar keletą strategijų. Taip, čia apleistoje sinagogoje toks buvo video paukščių
to Varnėnų to spietimosi video. Ir, pavyzdžiui, čia tik norėjau pasakyti, kad įdomus toksai momentas, kad nebuvo elektros tame plystame pastate, bet leido miestas prisijungti prie gatvių apšvietimo tinklo, nes tai buvo vienintelis būdas, kaip gauti elektrą tame pastate, jis visiškai jau griūnantis pastatas buvusi sinagoga. Ir taip visai netyčia pridėjo tam tikrą dar papildomą prasmę šitam kūriniui, nes šitas kūrinys galėdavo įsijungti tik tai, kai sutemdavo. Sutemus jisai įsijungia ir veikia, išaušus jisai pradingsta. Kartu su gatvių apšvietimu automatiškai jisai atsijungdavo ir jisai, žodžiu, banguodavo kartu su to miesto ritmu, tokiu kvėpavimu. Paminklas Mickevičiui, tai buvo toks jo citata, neonas Kosto Bogdano buvo garsinė instaliacija, skaičiavimas nuo 1 iki 300 tūkstančių. Žaidimas, dar vienas toks buvo įdomus kūrinys, žaidimas, tai viena menininkė sukūrė specialų tokį žaidimą, kuris mes jį padėjome vienoje kavinėje Kauno ir galėjo žmonės žaisti. Ir būtent tos figūros buvo įvairių paminklų tokie prototipai. Ir tai yra žaidimas, kuris niekur neveda, iš tikrųjų, tu negali laimėti, nei pralaimėti. Yra taisyklės ir taip toliau, vat kauliukus tu meti ir tu eini, bet žodžiu, ten taip sukurtas jisai su įvairiais tokiais, būtent, kad nėra pralaimėtojų ir laimėtojų, paneigia tą konkurenciją. Čia vat Juozo tas taškas dar tiesa anksčiau buvo jisai Minske, turėjo būti, bet jis buvo neleistas Minske, tai jis buvo toksai baltas ledo ritulys ant balto ledo, kad yra dalykai, kurie yra nematomi ir tai yra gerai. Tai yra visiškai normalu, bet aišku, Lukašenka neleido tokių nesąmonių daryti. Tai paskui mes perkeliam jau į Kauną kitą formą, pilkas taškas, pasidarėm pilko asfalto vietoj balto taško ant balto ledo. Čia dar buvo tokios kitos lydinčios parodos, taip pat ką menininkai daro su paminklais. Tai štai, ir dar buvo video kūrinių paroda ir aš jau iš tarptautinių menininkų visokios intervencijos su paminklais ir tik parodysiu vieną, kuri galbūt tokia irgi, kaip sakykime, kaip strategija menininko. Tai čia toks menininkas Lenkų Kristijan Jankovski ir jis organizavo tokius stipruolius, sportininkus, sunkumų kilnotojus, kad jie keltų paminklus, kurį paminklą galės pakelti. Ir įvairius paminklus, žodžiu, tai buvo video formate pateikiama žiūrovui, kurį paminklą galės jie pakelti visi kartu.